Sveiki, čia podcastas Inbank kalba, o šįsyk apie keliones ir mėgstamiausius lietuvių keliautojų pasirinkimus kalbėsime su AirGuru vadove. Svečiuose Eglė Grašytė. Sveiki. Sveiki. AirGuru puikiai žinoma kelionių agentūra, kuri puikias atostogas yra suplanavusi arba padėjusi turėti ko gero tūkstančiams. Ir įsivaizduoju, kad jums pačiai kelionės arba labai patinka, arba jūs esate tiesiog kelionių entuziastė, arba maniakė, ar tai tiesa? Sunku būtų turbūt verslui vadovauti, jeigu nemėgčiau kelionių, ir tai tikrai yra didelė mano gyvenimo dalis, bet visgi dabartinės pareigos ir esama pozicija įpareigoja tas keliones planuoti labai atsakingai ir skirti daugiau laiko visgi kažkokiai strategijai ir panašiai. O kas liečia maniako dalyką tokį, tai taip, labai patinka ir keliauti, ir kitiem padėti, ir neslėpsiu, bet labai mėgstu pakalbėti ir su draugais, giminėmis apie keliones. Ar galėtumėte įvardyti, kiek šalių esate aplankiusi? Skaičiavau ir dabar tikrai neprisimenu skaičius, bet kažkas apie 50. Visuose žemynuose, ko gero? Taip. Kelionių versle esate ne vienerius metus ir jeigu mes mėgintumėm apibūdinti tokį tipinį lietuvį keliautoją, koks jis ir ar tas apibūdinimas metams bėgant keičiasi? Tipinis galbūt buvo vienoks prieš 10, 15 metų, prieš 5 ir dabar tas apibūdinimas, tas tipinis lietuvių keliautojas yra visiškai kitoks. Man atrodo, kad žmogaus tokia transformacija yra kintanti kas kažkiek laiko, tie ciklai yra ir mes visi augame bendrinę prasme, taip pat ir renkame skirtingas keliones, tai kiekvienas žmogus iš tikrųjų kinta ir keičiasi, tai tokio tipinio gal koks tas lietuvis yra, apibūdinti būtų sudėtinga, sakyčiau, bet galiu pasakyti, kokia yra dažniausiai pasirenkama kelionė, tai yra viskas įskaičiuota kelionės tipas, kur tiesiog daugiausiai vis dar išvežama yra lietuvių kiekvienais metais ir negalime teikti, kad yra tipinis, kadangi nebūtinai tie patys žmonės kiekvienais metais renkasi tą kelionės tipą, bet kad mes mėgstame lietuvių viskas įskaičiuota, tai tikrai. Mes apie viskas įskaičiuota dar pakalbėsim, bet aš tą tipiškumą turėjau galvoje, galbūt kinta kelionių kryptys, ko gero metams bėgant, jeigu daug kas jau aplankė vieną kraštą ir kažkas atranda kitą, parekomenduoja kitam ir tokiu būdu šiek tiek tokie pokyčiai tie metams bėgant vis dėlto pastebimi. 100%. Tikrai labai dažnai užklausose matom išvardintas kryptis, kur buvome ir tai yra jau zona tabu, kur mes jau nebenorime keliauti. Tai jau tenka kartais ir pasukti galvą, kur klientams suplanuoti keliones patogiai, greitai ir esame be abejo apriboti ir skrydžių grafikų, ką mes turime iš Lietuvos oro uostų, bet šiai dienai esame tikrai labai patenkinti pasirinkimu ir įvairių rinkčių turime, tad pasirinkimas iš tikrųjų labai platus. Kokios tos kelionių kryptys lietuvių keliautojų buvo mėgiamos anksčiau ir kokios dabar? Galbūt atrandami nauji kraštai, turbūt prieš kokius 20 metų, pamenu, daug vykta į Egiptą, galbūt dabar kažkas dažniau vyksta į Tailandą ar į kitus Azijos kraštus. Kaip tos kryptys keičiasi metams bėgant? Karalienė metų, jeigu jie vis tiek yra Turkija ir čia prieš 20 metų buvo ir vis dar bus ir kai kurie Turkijos rezortai lietuvius tikrai labai mėgsta ir net ir personalas lietuviškai pramokęs nuo to kiekio žmonių, kurie aplanko, taip pat Egiptas, tai tikrai nieko nenustebinsiu, bet kas kinta, tai kinta pasirinkimas iš to, ką mes gauname iš savo partnerių, iš skrydžių bendrovių, iš kelionių organizatorių, tai vienas iš turbūt naujesnių trendų, gal ne trendas, bet gal ir galimai trendas, nes matau kaip visom nuomonės formuotojai iš tikrųjų daug kas keliavo į Šri Lanką pastaraisiais metais ir dabar panašu bent jau mano socialiniam burbule, kad turbūt to nebežinosiu žmogaus, kuris ten nebuvo. Tai yra tokių trendų, kur atrodo mes pasigauname, taip pat Bali galbūt išskirčiau, Tailandas, tai jau vienareikšmiškai žmonės keliauja metai iš metų į tas egzotinės kryptis ir taip, iš tikrųjų mes gal tapome labiau atviresni
tam tikrom kryptim, netai bijome pažinti kitas kultūras ir tiesiog nesame apsiriboję, nes matome, kad keliauti yra paprasta ir netai baugu, kaip galbūt tą buvome susidarę kažkokį įspūdį savo galvoje. Ir gal kitas dalykas yra finansai, nes galbūt kažkas ir prieš 20-metį tą Šri Lanką galėjo pasiūlyti, bet riboti finansai nedaugeliui ko gero leido išvykti į tokias itin tolimas šalis, kur jau ten keli tūkstančiai kilometrų, reikėtų ilgo iš tikrųjų skrydžio. Keičiasi tos finansinės galimybės, kiek toli gali žmonės įpirkti nukeliauti? Manau, kad keičiasi tiek galimybės, kaip ir ekonominė aplinka yra gerėjanti, BVP yra augantis, tai mes galime daugiau išleisti pinigų kiekvienas ir gauti kokybiškesnę paslaugą, bet kita dalis yra ta, kad konkurencija turizmo srityje didėja ir jeigu galbūt, tarkime, kažkada turėjome tam vieną aviakompaniją skrendančią į tą pačią Šri Lanką, dabar mes turime 10 ir ko pasiekoje klientas laimi dėl tokios konkurencijos ir tiesiog geresnėmis sąlygomis galim pasiekti tas kryptis. Tai taip pat turi labai didelę įtaką. Nesenai vyko pigių aviakompanijų kainų kovos Romos oro uostuose. Viena aviakompanija pigioji skrido į Fiumicino, kita į Čempino oro uostus ir viena iš aviakompanijų tiesiog nebeatlaikė spaudimo, kai bilietai kainuodavo 9,99, 14,99 vieną pusę. Taip, tu gali sezoną 2 atskraidyti ir bandyti tą bazę paimti, bet visgi viena aviakompanija pasitraukė visiškai iš Romos ir būtent dėl kitos tų nenutraukimų operacijų. Ir ta konkurencija yra visiška sėkmė klientam ir mes ir tą pasiimdami norime parodyti klientų, kaip reaguojant į rinkos tendencijas galima patogiai, pigiai, greitai pasiekti įvairius pasaulio kampelius. O beje, baigėsi tų itin pigių skrydžių laikai, nes pamenu prieš pandemiją, ko gero, 10 eurų už bilietą į kokį nors Europos miestą nuskristi, nestebina, ten 10, 15 eurų, 20. Dabar kaip neprofesionalus keliautojas, tokių pasiūlymų aš pastebiu ko gero mažiau. Ar jų mažiau ir yra, ar čia toks įspūdis susidaro klaidingas galbūt? Galbūt dar galima rasti, bet tikrai tendencija nebėra tokia kaip anksčiau. Pati tikrai tą pastebiu ir buvau ta kelionių maniakė, kuri kiekvieną mėnesį skrenda kuo pigiau, kuo dažniau ir visur, nes tiesiog kaupiau savo šalių sąrašą. Dabar jau vertinu laiką ir komfortą daugiau, tai taip dažnai nebedarau, bet tai būdavo mano iš tikrųjų asmeninis rekordas, nusipirkus bilietas už 1 eurą su Ryanair aviakompanija į vieną pusę, atgal 1 eurą ir kainavo, tai buvo 2 eurai suskraidyti į abi pusės, tai čia tikrai aš nemanau, kad tai pasikartos dar kažkada. Čia iš Lietuvos į kur? Iš Kauno į Kopenhagą. Kaunas, Danija. Okay. Ir šiaip įsivaizduokim dabartinį jūsų klientą, kuris ateina pas jūs į biurą arba skambina telefonu. Koks yra dažniausias pageidavimas? Noriu pigiai ir egzotiškai, noriu pigiai ir patogiai, noriu brangiai ir įdomiai ir netoli, ar tiesiog kažko įdomesnio norisi. Ko žmonės prašo ir kuo žmonėms jūs galite padėti? Mes turbūt visi visur norime gerai ir nebrangiai, bet tai yra natūralu. Bet kokioje srityje mes norime gauti geriausią kainos kokybės santykį. Tai lygiai taip pat ir kelionių srityje mūsų turistas nori tą gauti ir čia jau atsiranda tas lūkesčių valdymas ir toks sudėtingas kartais procesas yra išlaviruoti tarp galimybių, poreikių, sezoniškumo, ypač jeigu mes turime kažkokį pikinį laikotarpį, kada prasideda, sakykime, vasaros vaikų atostogos, jau yra šiek tiek sudėtinga tą kainos kokybės santykį palaikyti, vietų lėktuve galbūt nėra ir nieko nebelieka, tik atverti plačiau piniginę. Tai labai nuo to iš tikrųjų priklauso ir tas lūkestis, ir galimybės, ir norai, o jau viską tada sudėti į vieną lėkštutę ir kažkaip reikia klientui pagelbėti bet kuriuo atveju. Egle, jūs galėtumėte įvardyti tą laikotarpį, kada idealu ieškoti to pasiūlymo, to kainos ir kokybės santykio. Nes turbūt viduržiemį būtų sunku tikėtis gerų temperatūrų, nors kainas tu ko gero geresnės negu vasaros sezono metu rastum. Ir taip toliau. Ar yra tas idealus laikotarpis ieškoti to idealaus varianto?
Turiu tokį patarimą, kurį sakau savo visiems draugam. Jeigu tik turit galimybę, ne jūs rinkitės kryptį ir datą, o tegul kryptis ir data renkasi jūs, tai tokiu požiūriu kiekvieną dieną yra gerų pasiūlymų, visada mes turime gerų pasiūlymų, visada visur yra gerų pasiūlymų, bet tai nebūtinai atitiks tai, ko reikia. Tai kažkokio vieno vaisto, kaip susirasti, ar 9 mėnesiai, ar ten antradieniais, ten vakare, ten atsimenu, kažkada ten forumuose rašydavo antradienį vakare, aviakompanijos paleidžia kažkokias kainas. Na taip nėra, visi žiūri pagal užimtumą, pirkimus, viešbučiai, aviakompanijos skaičiuojasi, na tą ekonominę naudą, bet kuriuo atveju, bet kad pasiūlymų yra visada kažkur gerų pasiūlymų yra kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Tai tiesiog leiskite, būkit šiek tiek visi turbūt atviresni ir leiskit tai krypčiai pasirinkti jūs, o ne jūs krypti kartais rinkitės, nes taip tiesiog yra paprasčiau. Tai ko gero logiška būtų dėlioti taip, kad metų pradžioje mes nusimatom, daugelis bendrovių prašo darbuotojų nusimatyti metų atostogas, tada tu žinai, kurį mėnesį, kiek dienų turėsi, na ir savo ruožtu tada jau ieškoti pagal konkrečias datas, gerų pasiūlymų. Taip, ir neapsibrėžti į vieną kryptį. Geriau turėti platesnį kažkokį pasirinkimą, kad tiesiog būtų lengviau, jeigu mes jau idealizuosim, vizualizaciją savo galvoj, susidarysim, kaip aš keliausiu vienur ir kitur. Galbūt ten yra ne sezonas, galbūt aš nepasidomėjau. Na ir tas lūkestis iš tikrųjų taip pat labai svarbus. Pokalbio pradžioj mes jau užsiminėm, kad tas viskas įskaičiuota, pasiūlymas, tas paketas yra itin mėgstamas lietuvių ir jis yra mylimas, gausiai perkamas. Kodėl? Koks jūsų atsakymas? Daug kas tai pavadina tiesiog tinginio atostogomis ir ar pas mus daug tinginių, ar tiesiog nieks nenori per daug savo sukti galvos ir visko pasirūpinta, tai ir gerai. Labai gerai pastebėta. Tai mano galvoje tai yra kontrolės atidavimas kažkam. Jeigu žmogus vyksta viskas įskaičiuota atostogas, tai nereiškia, kad jis tinginiaus. Gal jis kiekvieną dieną sportuos, galbūt tenisą žais kiekvieną dieną ar kažką kito veiks. Galbūt jis keliaus į ekskursijas aktyviai, bet ką jis atiduoda kitiem į tą kontrolę, apie kurią galvojau, ir jis nenori priimti sprendimo, į kokį galbūt restoraną eiti, kur rezervaciją pasidaryti, eiti promenadoje, skaityti įvairių kavinių ar restoranų meniu, priimti kažkokį sprendimą. Jis tiesiog žino, kad tą laiką yra atidarytas restoranas, viešbutyje, kurį jis gali nueiti ir pavakarieniauti, papietauti. Taip pat pastebiu, kad tai labai populiaru be abejo tarp šeimų, kurios tiesiog nori laiko skirti daugiau kartu, vietoje to, kad skirtų laiką buityje, ką daro namuose. Tai vėlgi labai patogu šeimoms, ypač kai mažamečiai vaikai dažnai prašo įvairių gėrimų dienos metu, na ir tai be abejo ir susitaupo. Tai gal galima pavadinti tas tinginio atostogas labai racionalių ir skaičiuojančių žmonių atostogomis, vien tik dėl to, kad tam tikrą prasme tu valdai savo finansus. Jeigu viskas įskaičiuota, štai tu sumokėjai už paketą, tu žinai, kiek tu išleidai ir tu iš esmės arba nepatirsi, arba patirsi palyginti nedaug tų papildomų išlaidų, nei kad tu galėtum jas patirti, jeigu nuskrisi ir čia štai to nebus, o to žiūrėk norisi. Ir tavo piniginės turinys ima ir tuštėja. Tikrai taip ir ką dar turbūt svarbu paminėti visame šitame, mes turbūt, kai viskas įskaičiuota, kalbame, mes galvojame apie nukrautus bufetus ir visą kitą, bet yra labai įdomių konceptų šiuo metu. Pati nesenai lankiausi viename viešbutyje, kuriame turėjome įskaičiuotą maitinimą ir pasirinkom tą kontrolės davimą. Mūsų vakarienės buvo iš meniu, mes galėjome pasirinkti, mes gavome pilną aptarnavimą, mums nereikėjo stovėti eilėje, ten dėtis bulvę, ryžius ar kažką. Elementariai pasakoju, kad tiesiog įsivaizduotumėt ir visą tai perkelia mus į visiškai kitą patirtį, bet vėlgi, ar tai viskas įskaičiuota atostogas, ar tai tiesiog konceptas, tai po to viskas įskaičiuota, mes truputėlį esame linkę sakyti, kad gal tai nuobodu, banalu, bet tų konceptų esti iš tikrųjų labai daug ir ne tik tose populiariose kryptise, kurias aptariam, bet visame pasaulyje viešbučiai, vėlgi jie linkia turbūt, kad turistai savo pinigus išleistų tame ir bando įvairiais konceptais privilioti. Tai
ką norėjau paminėti ir akcentuoti, kad viskas įskaičiuota tipų yra labai įvairių ir kai kalbam apie viskas skaičiuota, tai nebuvo būtinai tas standartinis bufetas su prikrautomis lėkštėmis. O šiaip renkantis viskas įskaičiuotą paketą, į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Ar čia vis dėlto nuo kiekvieno žmogaus prioritetų priklauso, nes galbūt kažkam reikia didelio baseino, kažkam reikia gero restorano, kažkam reikia minkštesnės lovos. Tai į ką atkreipti dėmesį, nes iš tikrųjų tų viskas įskaičiuota pasiūlymų būna paprastai gana nemažai ir viešbučiai skiriasi, galbūt ten miestų dalys skiriasi, dar kažkas skiriasi. Tai į ką atkreipti dėmesį, kokie yra pagrindiniai tie faktoriai, kad galėtų žmogus nuspręsti šitas geras, šitą imu? Turbūt nuspręsti, kokių atostogų iš tikrųjų žmogus nori. Jeigu planuojama praleisti laiką viešbutėje, tai be abejo reikia žiūrėti viešbučio teritoriją, kad ji būtų galbūt didesnė, nes tuomet daugiau veiklų ten bus įsivertinti tas veiklas, galbūt kažkam būtent svarbu tenisas, kažkam paplūdimio tinklelis, galbūt svarbu vakarinės programos, jo kiekvieną vakarą būtų įvairius pasirodymai. Kitiems atvirkščiai reikia mažos kompaktiškos teritorijos, kadangi vyksta su mažamečiais vaikais, nenori, kad reikėtų juos gaudyti ir tiesiog ieško tokio optimalaus varianto. Kitiems svarbu, kokie tie patiekalai, ar įskaičiuoti importinį alkoholinį gėrimą, netgi įvairių tokių labai dalykų yra, į ką reikia kreipti dėmesį, ar viešbutis ant jūros kranto, ar man svarbi jūra, ar man svarbu baseinas. Yra šeimų, kurios nesinaudoja baseinu arba nesimaudo jūroje. Kiekvienam pasverti ir tikrai žiūrėti ne tik, į kainą ir į nuotraukas, bet iš tikrųjų, kokie yra lūkesčiai, ką mes planuojame veikti, kaip mes planuojame leisti laiką ir ar tas viešbutis išpildo tą poreikį. O jeigu mano lūkesčiai tokie dideli, o finansai riboti, koks galėtų būti tas patarimas keliautojams, kad atostogų biudžetas realiai atitiktų galimybės? Yra galimybė pirkti keliones išsimokėti. Ar jie naudojasi lietuviai? Taip, iš tikrųjų, bet čia vienas iš faktorių, kai labai daug norim ir nenorim daug mokėti, nebūna stebuklų. Aišku, pasitaiko turizme ypač, galbūt viešbutis taip save reklamuoja ir turistus vilioja geresnę kainą, ypač nauji viešbučiai. Galbūt iš tikrųjų vienas iš patarimų, nauji viešbučiai tikrai labai stengiasi dažniausiai dėl kokybės, kadangi jie turi parodyti savo vertę, egzistavimą, pritraukti klientų ir dažnai tai būna tikrai labai geras kainos kokybės santykis. Taip pat yra labai malonu būti naujame viešbutyje, viskas nauja, švaru, estetiška, dažniausiai interjeras yra šių dienų, tai tikrai labai malonu leisti laiką už labai gerą kainą. Bet ko gero senų viešbučių irgi negalima nurašyti, galbūt tie viešbučiai yra patogesnėse kurortų vietose, arčiau centro, aš tai bandyčiau įsivaizduoti. Labai įvairu iš tikrųjų dėl kelių priežasčių. Kartais senus viešbučius renovuoja ir jie tampa naujais, rebrandingas įvyksta, kažkas perperka, kažkokią investiciją padaro. Tai vienas dalykas, nebūtinai, ką minėjau, kad yra naujas viešbutis, kad jisai yra pastatytas nuo naujų pamatų. Tai gali būti įvairūs vėlgi konceptai. Tai jūsų nuomonė, kas labiau gadina atostogas? Ar per mažas biudžetas, ar tie per dideli lūkesčiai? Ir ar mes mokam kaip keliautojai tuos lūkesčius suvaldyti, kad paskui netektų nusivilti nukeliavus į vieną ar į kitą kraštą? Iš tikrųjų, netgi šiandieną turėjome diskusiją su kolegomis biure apie klientų lūkesčius ir kaip juos valdyti, ką mes girdime ir tai yra tikrai labai didelė dalis kasdienybės, kadangi lūkesčių suvaldymas reiškia laimingo kliento patirtį, ko mes ir siekiame. Tai labai svarbu nežadėti to, ko ten yra ir mes kiekvienas turime labai didelius be abejo lūkesčius ir mėgstame kokybę ir už gerą kainą. Tai mano nuomonė, lūkesčių valdymas yra labai svarbus, o tada jau galima visą kitą sudėlioti. Iš tikrųjų, mes esame linkę sumokėti daugiau, jeigu mes matysime vertę. Tai svarbu tą vertę kiekvienam turistui atrasti, padėti suprasti ir kartais užvesti ant kelio. Mūsų pokalbio
pabaigai jūs, Egle, kaip kelionių ekspertė, ką patartumėte mūsų šalies keliautojams šiais ką tik prasidėjusiais metais? Galbūt yra kokių nors naujų, neatrastų, bet labai vertų dėmesio kelionių krypčių. Arba galbūt yra naujų keliavimo tendencijų, apie kurias mes, Lietuvos keliautojai, turėtumėm žinoti, nes tai vertinga žinoti. Na, turbūt vėlgi stebuklingos piliulės nėra, kaip ką daryti, mes kiekvienas turime pajausti, bet mano patarimas visada yra, vėlgi grįšiu prie to truputėlį, kad reikia rinktis, kad leisti krypčiai rinktis mus, o ne mums krypti ir išnaudoti tas galimybės, kurias mes turime šiuo metu, tai nebandyti nukeliauti su 2 persėdimais sudėtingai į kokį nors Europos miestą, kai mes turime puikių tiesioginių skrydžių ir išnaudoti tai. Dažnai tam tikros kryptis, regionai tokio marketingo būdu bando prisitraukti tam tikrų turistų iš tam tikrų šalių ir tam tikrą kryptį palaiko pakankamai neilgai. Tai ypač mėgsta pigiosios aviakompanijos bendradarbiauti su kryptimis ir mes esame turėję tiesioginių skrydžių į Jerevaną, Armėnijoje, į Santorinį, Graikijoje. Ir tai yra labai trumpą laikotarpį trunkantys sezoniškumai ir kartais tik 1 sezoną, kartais 2. Ir kai mes matome tokias nestandartinės kryptis, tai mano patarimas būtų į jas ir keliauti, kadangi mes nežinom, ar kitais metais ta pati kryptis bus. Tai jeigu mes galvojame apie Graikiją, galbūt reikėtų pasižiūrėti, kur šiemet, kokie yra tiesioginiai skrydžiai galbūt, nes tai yra tiesiog patogumas, laiko taupimas, energijos taupimas ir vėlgi kvieščiau pasižiūrėti, kokios kryptis ir leisti krypčiai išsirinkti mus, o ne mums krypti kartais. Ir dar pabaigai negaliu nepaklausti, kokie yra pranašumai keliauti su agentūra, ne, su jūsų pagalba, o ne savarankiškai. Čia žiūrėk, lėktuvas skrenda, čia neskrenda, čia atšaukiamas skrydis, čia dar kažkas. Yra tokių, galbūt net ir pastaraisiais metais paaštrėjusių klausimų, dėl kurių tas savarankiškas kelionės planavimas, nors galbūt kažkam jis vis dar atrodo patrauklus, galbūt jis turi mažiau pranašumų nei anksčiau. Na, be abejo, tai yra rizikos atidavimas į kito rankas ir visokeriopą pagalbą. Airguru dirba visą parą, 24/7 mes esame pasiekiami, bet kada galima mums paskambinti ir elementariai gauti bet kokią informaciją, nesvarbu apie ką ir kaip aš sakau, nėra prastų klausimų, ne visi mes išmanome kiekvieną sritį tam ir esame, kad išspręstume kliento problemą. Jeigu yra gal elementariai reikia kažkokio patarimo, mes dirbdami visą parą kartais gauname skambučių iš kitų agentūrų klientų ir jiems padedame. Tai natūraliai turėti kam paskambinti, turėti su kuo susisiekti, gauti pagalbą, bet kada tai yra, man atrodo, didžiausia vertė šiomis dienomis, kai tikrai yra labai daug informacijos, sunku atsirinkti ją, o kaip kelionių profesionalai mes turime ir kontaktus, ir priėjimus, ir sprendimus kartais galime padėti rasti greičiau. O tos problemos gali būti pačios įvairiausios, nuo kažkokių problemų su viešbučiu iki pamestų dokumentų, pavėlavimo. Kokios tos problemos būna, dėl ko žmonės? Labai įvairios. Iš vienų turistų yra pavogę pasus Tenerifėje. Ką mes darome? Mes visokiojopai padedame gauti grįžimo dokumentus skrydžio atgal ir tai yra tikrai labai didelė pagalba, ką žmogus, tai buvo vyresnio amžiaus žmonės. Galbūt technologijom sudėtingiau naudotis ir panašiai. Net ir streso būsenoje mes dažnai nežinome, ką daryti ir mes jau, būdami susidūrę su tokiamis problemomis, antrą kartą jau jas sprendžiame daug greičiau, žinome, kur čia paskambinti, kaip tam turistui padėti. Tai elementarių situacijų tikrai labai daug, nuo paliktų daiktų autobusuose pervežimo metu iki bet ko, ką mes galime sugalvoti turbūt. Eglė Grašytė, Airguru vadovė, šįsyk viešėjo podcaste InBank kalba. Eglė, ačiū Jums ir gražių prasidėjusių metų, gražių kelionių ir gerų emocijų juose. Ačiū labai. Ačiū.